Nu ką, dar kartą labas vakaras ir labas vakaras visiems, kurie yra online. Sveiki, sveiki visi. Labai daug šiais laikais online. Tavęs šviečia. Gal taip. Kokie laikai atėjo? Aha. 360 žmonių online. Įsivaizduojat, kaip neįtikėtina. Viskas pasikeitė po COVID. Aš atsimenu tos laikus, kada būdavo 100 žmonių pristatymę gyvai. Ir online neegzistavo. Jo. Tai va, tai mes galbūt pradžioj truputį pakalbėsime su Andre ir po to jau Marija su Agne jūs toliau ves ir ilgiau kalbės. Va, tai mes galbūt prisistatysim, aš prisistatysiu, kadangi aš čia seniausias esu. Vat, 94 metais aš kartu su savo kolegomis psichologais įkūriau šitą mokymų centrą, tada jis vadinosi Psichologinės kultūros centras. Nebuvo dar tokio pavadinimo nei Soul Action, nei emocinis intelektas ir taip toliau. Tai buvo aktyvios emocinės savireguliacijos kursas. Va, nuo 96 metų aš juos pradėjau vesti, tai reiškia 30 metų aš vedu šitus mokymus. Ir Būtent šitą metodiką. Šitą metodiką, jo. Tai va, ir aišku, pats didžiausias yra iššūkis iš tiesų, vat, būtent pirmas susitikimas. Dėl to, kad užsiėmimai yra patys lengviausi, dėl to, kad juose mes darom praktikas, vyksta patyrimai ir mums aišku, kas tai per užsiėmimai. Bet kadangi mūsų šitas susitikimas yra papasakojimas apie tai, apie visą tą kursą, ir tai labai sudėtinga papasakoti dėl to, kad tai yra patyriminis kursas. Tai aiškiai, mes mokinamės per patyrimus. Tie žmonės, kurie pabaigė kursus, kad mes juos klausim, vat jeigu jums reikėtų dabar savo pačiam pristatyti kursą apie tai, kas vyko, ar jūs galėtumėt papasakoti, ir irgi reikia tai patirti. Va, dėl to, galbūt aš daug ir nepasakosiu apie tai, dėl to, kad sunku apie tai papasakoti. Išskyrus tai, kad tai yra nuostabus kursas ir patyriminis kursas. Ir jisai įgūdžio formavimo kursas. Dėl to, kad jisai vyksta ilgai. Neįmanoma išvystyti įgūdžių per savaitgalį, neišmoksta niekas kalbos per savaitgalį, per 8 valandas mokymus ir taip toliau. Va, reikalingas kažkoks tai laikas, per kurį tie įgūdžiai vidinės savireguliacijos atsiranda. Tai va, tai čia yra tokia nuostabi kelionė. Aš džiaugiuosi, kad jau 30 metų šitie kursai vyksta. Realiai apie 40% žmonių šituose mokymuose ateina per rekomendacijas. Tai reiškia, juos įkvepia draugai, kurie pasikeitė dėka šitų mokymų. O beje, yra nauja tendencija, per paskutinius 5 maždaug metus vis daugiau žmonių, kurie kartoja 2-3 kartą. Taip. Tai čia būna dar 5%, 6%. Ir iš entuziazmo perspektyvos. Tai va, tai trumpai apie save, vardu Andrė. Taip, tai mano vardas Andrė ir aš atėjau pas Rimvydą iš tiesų į šitus kursus prieš 20 metų. Ir tas, kas man nutiko, tai tiesiog totalus gyvenimo pasikeitimas. Ir tas taip stipriai mane palėtė, pozityviai palėtė, kad sekančias 2 grupės Rimvydų ir jo kolegai aš surinkau vien tik tais iš savo entuziazmo žmonės. Tai buvo muzikantai. Aš tiek buvau ir menininkai ne tik, ir mano giminaičiai, ir draugai. Žodžiu, va taip man pasikeitė gyvenimas, taip mane įsikvėpė, kad negalėjau atsilaikyti. Mano ratas pažįstamų ir mokslininkų prikviečiau, su kuriais darydavau kartu pratimus nuostabius, plečiančius sąmonę, suvokimą ir taip toliau. Tai va, tai čia vienas dalykas, kad tai gali atidaryti realiai naują dimensiją tavo gyvenime ir būtinai atidarys. Ir kitas dalykas, ką būtų galima pasakyti, kad tie iš jūsų, kurie galbūt jau domitės vidiniu augimu, pavyzdžiui, dvasiniu augimu, meditacija ir taip toliau, tai šita metodika yra neįtikėtinas fundamentas įgūdžių, kurie padeda tai, ką jūs atrandate per meditacija užmerktom akim arba, pavyzdžiui, kokį nors pozų jogos ar kvėpuojant, darant kažkokius pratimus, kaip galima medituoti realiai gyvenimo formose. Tai reiškia šnekant, bendraujant, dirbant, skambinant telefonu, rašant žinutės, skrolinant telefoną. Įsivaizduojat, gali būti tokia meditacija.
vairuojant automobilį ir taip toliau. Tai tie iš jūsų, kurie jau domitės vidiniu gyvenimu, kaip tik gali būti labai vertinga irgi šitas kursas. Ir man, pavyzdžiui, tuo metu, kadangi aš jau domėjausi, jau tyrinėjau ir energetiką, žmogaus galimybės, empatiją ir panašiai, tai man tai buvo nuostabu, nes tai yra profesionalių įgūdžių visuma, kuri po to tarnauja visą tavo gyvenimą, tyrinėjant bet kokią sritį. Ta galima pritaikyti ne tik dvasiniuose atradimuose, gyvenime medituojant, bet ir tiesiog auginant efektyvumą visose srityse, bet kokią jūs nuspręsite paliesti. Dėl ko? Tai ne dėl to, kad čia kažkoks stebuklas, kuris viską pagydys. Ne, paprasčiausiai mes dirbame su dėmesiu. O jūs tikriausiai girdėjote tokią labai banaliai nebanalią frazę, kad kur dėmesys, ten energija. Kur mes skiriame dėmesį, kokia to dėmesio kokybė, nuo to priklauso, kokie rezultatai yra duotoje srityje. Tai ar jūs dėmesį gebėsit valdyti ir kokybiškai nukreipti į meno sritį, tas sritis sužydės. Nukreipsite į santykius, tas sritis pradės žydėti. Nukreipsite į vidinės paieškas, ten pradės žydėti. Ir tai galima visur nukreipinėti tą dėmesį. Tai dėl to aš irgi gal nesiplėsiu, nes čia tada užsivedi ir norisi daugiau papasakot, bet Marija ir Agnė papasakos daugiau. Aš tik tais noriu pasidžiaugti, kad mes su Rimvydu irgi dalyvavom šitame kurse, tiek kiek tu ir paminėjai, jau 30 metų. Tai aš prieš 20 metų prisijungiau ir kiekvienais metais dalyvauju šitame kurse. Anksčiau mes dviese su Rimvydu vesdavom šitus mokymus, tada pas mus kažkada į kursus atėjo Agnė ir Marija ir pas jas lygiai taip pat pokyčiai milžiniški vyko, dėl to motyvacija išaugo iki to, kad jos tapo profesionalios instruktorės. Ir jau kiek laiko jūs vedate šios mokymus? 9. Kokie? 11, 10, 9 metai. Ir mes su Rimvydu irgi... Ne savaitgalį, ne. Ir kadangi šitie mokymai vyksta 2 kartus per metus, įsivaizduokit, 30 metų mes vedam 2 kartus per metus šitus mokymus ir visada surinkam pilnas grupės. Taip. Ir visada yra nuostabus atsiliepimai ir žmonės laimingi ir nori pakartoti ir taip toliau. Tai labai faina, labai nuostabu. Tai žodžiu, kviečiam jūs, mes patys irgi šitam kurse pasirodysime, tai susitiksime su tais, kurie dalyvausite ir tada, nauja kelionė prasideda, naujos galimybės. Perdusime tiesiog eterį. Marija ir Agnei! Taip, atiduodam mikrofonus. Tai ačiū Jums. Pasimatysime neužilgo, visai neužilgo. Iki. Taip, aš labai noriu pasižiūrėti Jūs ir labai noriu į Zoom'o pasižiūrėti dalyvius. Mes turim čia langelius kažkokius. Kaip čia dabar pasižiūrėti? Ai, atsiprašau. Pilna technikos. Gerai, aš visiems irgi pamojuoju. Labas vakaras, kas online. Kiek Jūsų daug. Labai būtų faina, jeigu būtume čia. Gerai, kitą kartą lauksim gyvai. Gerai. Taip, tai aš esu Marija. Aš esu Agnė. Ir mes, kaip jau minėjom, labai daug metų vedam irgi šitą kursą. Kodėl vedam ir kodėl tiek daug metų? Todėl, kad kaip ir Andrė ir Rimvydas paminėjo ir kaip čia yra keletas žmonių, mūsų gyvenimai radikaliai pasikeitė realiai būtent nuo pačių metodikos ir nuo to, ką jinai atneša. Tai labai trumpai apie savo tokį... Kas nors beje žinot mane iš kur nors, kokių nors socialinių tinklų ar dar ko, bet keli žmonės yra, kas žino, nelabai, daug kas žino vis dėlto. Gerai, tai yra, kas žino. Bet kuriuo atveju, nežinantiems trumpai, aš prieš 15 metų buvau vienos iš pasaulyje garsiausių viešo kalbėjimo mokyklų, On the Room trenerė. Ir su jais keliavau, nesužybo žvaigždės, užsidegė. Tai žodžiu, ir su jais keliavau po pasaulį ir mokiau viešo kalbėjimo visokiausių dalykų. Tai mano klientai buvo pačios didžiausios pasaulio organizacijos, jų vadovai, įvairaus lygio ir taip toliau. Ir žinot, aš visą laiką jaučiau tą jausmą tokį, kad man absoliučiai neužtenka. Bet neužtenka ne karjeros, nes jau nebuvo kur toliau eiti su ta karjera, tik pas konkurentą. Tai kaip ir aukštyn žingsnelio nėra, tai negali norėti daugiau to paties. Bet trūko labai daug ko trūko, o tas trūkumas buvo sunkiai nusakomas.
mes dar apie jį kalbėsim, bet vat jausmas, kad nejaugi gyvenimas tik tiek, va toks jausmas, nejaugi aš taip ir malsiuosi dabar iki gyvenimo galo, man buvo kiek 25, va taip, va 27, 8, aš jau tą karjerą turėjau va ties tais metais. Ir dabar įsivaizduokit, iki 60, iki 80 gyventi ir neturėti ką dar, nu kaip, niek negalėjau įsivaizduoti. Ir po kurio laiko, kai čia atėjau, pamačiau Andrę, pamačiau Rimvydą, tuomet su jais susipažinau ir pamačiau tą metodiką, paragavau jos pirmuosius tuos gurkšnelius, suvokiau, kad tai, ko realiai man trūko, tai yra keistas dalykas, aš įvardinsiu dabar keistų žodžių, o po to labai išplėsiu. Tai trūko keistų žodžių įvardinus stebuklo. Keistų žodžių įvardinus trūko stebuklo ir ką turėjau omeny, kad gyvenimas būtų tiesiog visada įdomus, visada stebintų, kad tu gyventum ir tu kiekvieną dieną nuo ryto iki pat vėlyvo vakaro vis rastum, kas tave naujai džiugina. Kad ir pavyzdys elementariausias, pats paprasčiausias, mano santykiai su sūnum yra pilnai transformuoti dėka metodikos ir juose absoliučiai vien tik esybinė meilė, kas tai yra per kursą papasakosim, nes atskira didelė tema, kas tai yra esybinis ryšys su žmogumi bet kokiu. Tai paprastas dalykas, mes su juo susitinkam ir jisai mane apkabina, aš jį apkabinu ir pas mus ant tiek atvirumo ryšys, dėka irgi praktikų, kad aš išeinu, apsirengusiu, daryk savo darbą, sakau, daryk savo darbą. Ir jisai, tu nuostabiai atrodai, sako, tau viskas gerai pasiseks, tavo plaukai gražiai, kvėpi nuostabiai. Jisai man viską žino, ką pasakyti. Nes tiesiog žaismingas yra jau ryšys, jisai jau yra gyvas, jisai nėra šabloniškas. Mes galim kvailiuoti, mes galim dūkti su žmogum, kuris jam 16. Ir tai yra nuostabu. Nes šitie visi momentai, jeigu iš jų susideda visas tavo gyvenimas, nuo to, kaip tu valgy darai, kaip tu rengiesi, kaip tu bendrauji su sūnum tą akimirką, kaip tu, nežinau, su padavėja bendrauji, kiek stebuklų galėčiau papasakoti. Vakar lėktuvai skridau 26 valandas. Kiek stebuklų įvyko mano skrydžiuose, tai yra kosmosas. Galėčiau atskirai kursą apie savo 26 valandų skrydį padaryti. Nes tai yra realu šitaip gyventi. Koks pagrindinis dalykas yra, kodėl taip nutinka? Tavo dėmesys tampa valdomas, tu esi čia, tu nebėgi į ateitį, tu nebėgi į praeitį, tu visada čia. O jeigu tu esi čia su žmogum, tu gali kokybišką santykį megzti. Jeigu tu esi čia su savo veiksmu, tu gali kokybišką veiksmą daryti. Jeigu tu esi čia su savo maistu, tu gali valgyti taip, kad pilnai jaustum skonius, visą paletę ir visą tą džiaugsmingumą ir taip toliau. Tai jeigu mes galim nurimdyti protą, aktyvuoti energiją savo kūne, turėti gyvas emocijas jautres, kad tu jaustum pasaulį, tu atsiduri čia. Ir tas ką keičia? Ką keičia? Tik tą, ką ir įmanoma keisti dabarties momentą. Tai ką? Kažkas? Būtent, nes, žodžiu, gerai, užteks kol kas. Agne, apie tave trumpai, gal kas nors papasakos. Mane turbūt kažkas žino, vėlgi kažkas nežino. Aš esu Agnė. Nuo pat vaikystės groju profesionaliai smuiku. Iki pat šių dienų dar vis. Tai iš tiesų mano kelias panašus labai į Marijos, tik tais buvo ne su didelėm korporacijom ir mokymais. Nieko panašaus į mokymus mano gyvenime nebuvo. Mano gyvenimas atrodė taip, koncertų salės ir kaip sportininkas tu treniruojasi iki išėjimo į koncertų salę. Ir taip nuo 6 metų iki labai labai daug metų. Ir iš tiesų, be keliaujant, be grojant nuostabiausiose koncertų salėse, į kurias tikrai nori pakliūti visi muzikantai, Amerika, Japonija, žodžiu, Pietų Amerika, Europa, išvažinėta be galo daug šalių. Ir kaip Marija pasakoja, atėjo toks momentas irgi, kad atrodo gerai, mano pat vaikystė sakė, kad jeigu tu pasieksi karjerą, tu būsi laiminga. Pasieksi kažką, būsi laiminga. Visą laiką būdavo kažkas, ko reikia siekti ir būsi laiminga. Ir aš vis siekiau ir kažkurio momentu galvoju, kažkaip man atrodo apgavo. Nes aš tarsi gaunu tą diplomą, gaunu tą trofėjų, bet iš tiesų laimės kaip ir, tam kartui taip, o kitą dieną jauti, kad, tai dabar kažką toliau reikia daryti. Ir taip nutiko man, kad aš beieškodama vidinio atsakymo atsidūriau tokiam pačiam kurse, kaip jūs sėdit, šitam pačiam pristatymė, buvo Rimvydas su Andre. Ir jie tai pasakoja, panašiai, kaip dabar papasakoja, Marija pasakoja, žodžiu, kaip jie atrado laimės saurės. Ir aš sėdžiu, galvoju, jie kažką žino, ko aš nežinau. Man labai reikia šito, būtinai reikia, nes yra kažkoks tas skonis, kurį aš jaučiu už to, ką jie šneka.
Tai va, ir taip gavosi, kad aš atėjau į tą kursą, pati pabaigiau lygiai tokį patį kursą. Palyginimas mano buvo po to kurso toksai, kad man atrodo, kad aš iki tol gyvenau kaip nespalvotam filme, o po to prasidėjo spalvotas staiga filmas. Kaip žinote, televizoriai buvo nespalvoti kažkada, staiga buvo spalvoti. Tai man buvo toks jausmas, kad staiga gyvenimas visai kitom spalvom nusidažė. Buvimas čia ir dabar. Tas jausmas, kada tu tiesiog gali džiaugtis kiekvieną dieną. Kada tu turi energijos, nes iki tol, pavyzdžiui, man pradėjo trūkti energijos, aš iš tiesų sunkiai jau ten, žodžiu, reikėdavo savo motyvuoti, daug kavos išgerti, kad darytum savo darbus. Staiga sužinojau praktikas, kurios padeda turėti energijos perteklių, kurios padeda būti čia ir dabar. Ir iš tiesų atradau savo esybinį norą, kurį buvau pamiršus nuo vaikystės, nes man vaikystėje labai patikdavo toksai ramus nusiteikimas, kurį aš atrasdavau gamtoj. Arba, pavyzdžiui, atrasdavau netgi, mano šeimoje nebuvo medituojančių žmonių, tai kartais būdavo močiutė nusiveda į bažnyčią ir bažnyčių, žodžiu, būdavo toksai, kaip gera, tylu, ramu. Ir aš to ieškojau, kažko to gamtos jausmo, to sakralaus kažkokio jausmo. Ir su šitom praktikom, kurias mes taiga mokėmės šitam kurse, aš atradau, kad aš galiu ir medituoti, bet aš galiu medituoti nebūtinai, man nereikia į bažnyčią, pradėkim nuo to išeiti, ar ten vienuolė tapti, bet aš galiu medituoti gyvenime. Aš galiu grodama medituoti, pasikeitė absoliučiai mano grojimas, pasikeitė mano karjera ir aš galiu kiekvieną dieną jausti tą ryšį su savim, pasidaryti visai kitus pasirinkimus. Tai žodžiu, mano kelias taip pasikeitė, kad aš galiausiai pradėjau vesti šitus mokymus, nes pati labai buvau entuziastinga ir aišku, mano irgi visa kas įmanoma iš šeimos narių, žodžiu, brolis pabaigė, visi draugai pabaigė, žodžiu, visiems, kam galėjau, tiem pasakoti šitus nuostabius mokymus. Tai va, ir 11 metų vedu būtent šį kursą, man labai jisai patinka, kiekvieną kartą džiugina, kiekvieną kartą tiesiog džiugina matyti pasikeitimą žmonių, kurie praeina šį kursą ir kurie patys po to pasakoja, kad geras, tai tikrai labai daug atradau. Ir šiais laikais, aišku, mes daug visko esam pribandę ir jūs tikiu, kad darė visokiausių praktikų ir gongose buvę, ir meditacijų, ir terapijų ir taip toliau. Tai netgi žmonės, kurie daug visko bandė, jie sako, kad man šis kursas padėjo suvesti visus mano žinomus tuos galus, kiek aš visko jau patyriau, į tą tokį suzipintą folderį, kad aš galiu bet kokią praktiką išsimti ir dabar žinau, kada ką naudoti. Tai va, tai būna, kad labai daug ateina atsakymų žmonėm, kurie nieko nebandė ir kurie labai daug bandė. Dėl to šitas kursas optimalus, man atrodo, tinka visiems, nežinau, kam netiko, nebuvo tokio žmogaus, kuriam netiko iš tiesų per tiek metų praktikos. Tai tikiuosi, kad jūs norėsit keliauti kartu su mumis. Super. Liuks. Tai va, aš paliksiu dabar Gerai, Mariją. aš pristatysiu kursą tiesiog, detalės visas, ar ne, nes mes to susirinkom. Tai Zoomas, irgi aš jūs matau, žiūrėsiu jūs, nepamesiu iš akių. Gerai, pirmas klausimas toks. Dabar, pakelkit man prašau ranką, jeigu pažįstat bent 10 tikrai laimingų žmonių. Bet žinot, čia kai kurie pas mus mokinatės galit nekelti. 10, bet jeigu lengva ranka, geras, tikrai laimingų žmonių 10 lengvai sugalvočiau. 10 nelengvai. Kažkiek gal, taip dvejojant vieną kitą, gerai. Bet konkretus veidai, 5 bent jau. 5, bet nuosekliai visada, pavyzdžiui, bent 3 metus visada laimingas žmogus, 5 žmonės, ar sugalvosi? Ne, realiai gyvenančius, kur jūs žinot, asmeniškai pažįstat ir matot, laimingas, 3 metus žmogus, 5, kas nors. Taip, laimingas, realiai gyvena ir sako, aš laimingas žmogus, 3 metus, 5 žmonės, kas nors pažįstat? Aha, okei, gerai, Agne, ačiū, aš tavo sąrašai irgi turbūt, jo, gerai, vieną, tokį. Kas pažįsta, kuris 3 metus nuosekliai laimingas. Porą rankų, 3. Aha, keli rankų. Ar tame sąraše vieno žmogaus jūs esate iš tų poros rankų? 3 metus iš eilės turiu omeny. Labai reta. Pagaunat? Beveik neįmanoma sutikti žmonių. Labai sudėtinga sutikti žmonių, kurie sakytų, 3 metus, kiekvieną dieną jų klaustum, ar tu laimingas, jis sakytų taip. Ir nuoširdžiai, realiai. Ne tai, kad suvaidina, ne tai, kad kaukia užsideda, bet realiai sako taip, aš laimingas. Tai tas mažiausiai ką rodo, kad mūsų visuomenės pasiūlymai, kaip atrasti laimę, neveikia. Tiesiog reikia konstatuoti tą faktą, mėlyjei, teisingai. Visi stengiamės, nejaugi visiems nepavyksta. Nes visi siekia tą, ką rodo Holivude.
įsimylėti, nes dabargi labai madinga, Wuthering Heights, nu, taigi parodo, kad įsimylėti didžiausia vertybė egzistencijoje. Bet kažkodėl visi bando ir tą daro ir nesigauna laimingiem išbūti. Arba ten Jamesas Bondas, karjera, šokinėjom su parašiutais, dar kažką darom, bet agresija pirmin. Ir irgi vis tiek tų rankų nekyla, nors visi bandom. Kiek socialiniuose tinkluose yra, man labai įdomi tendencija, aš nežinau, kaip jum, kokia įdomi tendencija. Bet jeigu tik nusižiūriu žmogų, kuris akivaizdžiai populiarėja socialiniuose tinkluose, aš dabar keletą moterų tokius stebiu, jos su dirbtiniu intelektu dirba, nu žinot, tai populiarėja. Tikrai prieš arba po kalėdų bus postas apie tai, kad kiek išseko, kiek pervargo, prisipažinimo laiškas, kaip ten su vyru kažkas žiauriai blogai, nes, paaukojo dėl karjeros. Pagaunat. Ir vėl tu matai pasiūlymas socialinės sėkmės, jisai niekaip nepakelia rankos, kad aš laimingas, neišeina pakelti rankos. Tai va, tai aš irgi buvau, tarp tų žmonių, kuris nei pažinojo vieną žmogų laimingą, nei save galėjo į tą sąrašą patalpinti, tikrai tai buvo. Bet šiandien, pavyzdžiui, man pasakyti 10 žmonių, aš galėčiau iš karto išvardinti žmonės, kurie yra laimingi nuosekliai 3 metus, be problemų. Kodėl? Pirmiausia, dėl terpės, kuriuose mes augam, kuriuose mes esam, kuriuose mes mokomės ir kurioje va šitą metodiką ir taikom. Ir pagrindinė priežastis, kodėl žmonės, kurie tai praktikuoja, gali po kurio laiko ateiti į tašką, kad sakytų, taip aš laimingas. Todėl, kad numeris 1, ką šitas kursas daro, sugrąžina jums save. Va čia yra numeris 1. Sugrąžina tau save. Va čia yra pamatas, pagrindas. Tavo dėmesys sugrįžta savo, minčių valdymas sugrįžta savo, energijos perteklius sugrįžta savo, pasirinkimų laisvė, ką aš matau, kaip prasminga daryti, sugrįžta savo. Tu pradedi atlipti nuo stereotipinių sociumo pasiūlymų, ką teisinga daryti, ką ne. Tu pradedi vis geriau girdėti, o ką man teisinga personaliai daryti. Ir pas tave atsiranda jėga šitam įvykiui sukurti savo gyvenime. Tai čia numeris 1. Ir man atrodo, kad čia ir yra pagrindinis skirtumas mūsų metodikos nuo bet ko kito, kas yra siūloma. Ten 4 valandų darbo savaitė. Apie išorę, apie darbą, kaip jį sutvarkyti. Ten Eat That Frog apie darbą, arba meilės 5 kalbos, apie santykius, kaip išorėje teisingai elgtis. Ir viskas, ką mes matom pasiūloje, yra apie išorę. Kakava apie išorę, varto kažką išorėje. Gongai išorė, varto kažką išorėje. Viskas yra apie išorę. Mes su jumis šitame kurse apie vidų. Užbėgant už akių, vienoje iš paskaitų mes kalbėsim apie nuostabę tokią tiesą, kad žmogaus gyvenime, klasikinėme gyvenime, centre pačiame yra kas padėta? Socialinis gyvenimas. Tai yra mūsų darbas, veiklos. Kiek lieka laiko, mes šiek tiek turim asmeninio gyvenimo, tarsi kaip maža planetėlė sukasi aplink. Ten laisvalaikiui lieka, tai tiek ir to turiu. Kiek laisvalaikyje dar lieka vos galbūt laiko intimiam gyvenimui kartais ir kaip ten jau gavosi taip, tiek čia dar planetėlė sukasi aplink asmeninį gyvenimą. Ir galiausiai meditacija, atsisukimui į save, prasmės klausimų uždavimui, kiek mes turim laiko, kiek liko dar ir nuo čia. Va tokia yra klasikinė struktūra, kaip vakarų pasaulis mato, kad mes turėtume gyventi. Kitaip tariant, mūsų visas gyvenimas nulemtas iš socialinio gyvenimo į vidų. Ką mes su jumis kurso eigoje darysim, mes absoliučiai šitą visą perversim. Tai yra vidinis gyvenimas, savęs girdėjimas visada išlieka. Ir mes tai ir vadinsim meditacija. Jeigu tu eini į savo socialinį gyvenimą, girdėdamas savo vidų ir save, kitaip tariant, būdamas čia, savo pojūčiuose, savo emocijose, mintise, vadinasi, tu išlikai centre savo socialinio gyvenimo. Visi pasirinkimai keisis. Jeigu tu, girdėdamas savo vidų, atėjai į asmeninius santykius, tu išlikai meditacijoje, asmeninėse santykiuose. Tu išlikai būdamas kūne, emocijose, intelektualiai laisvas nuo sociumo taisyklių. Su intymiu gyvenimu tas pats. Ir mes su jumis formuosim tokį pasaulėvaizdį, kuriam reikės ir įgūdžių, ir tam tikrų žinių. Tai va. Tai apie tai esencija kurso. Taip, jeigu čia junginėtųsi skaidrė, būtų nuostabu ir tai ir vyksta. Pagrindinė tokia išeities stotelė.
nuo ko dažniausiai prasideda klausimas, ar ateiti gyvenk 100%, dažniausiai yra vat nuo to. Kaip ir viskas yra, nu, tarsi ten namus turim, valgyti gaunam, palyginus su kokiais viduramžiais mes visi gyvenam geriau negu bet kokie karaliai. Na? Tai kaip ir visko yra. Bet viduje, nu, ne iki galo, dar ieškom kažkokių atsakymų. O kas tie atsakymai? Matyt, nebe išorėje, ar ne? Ir va tas va terminas, viduje toks alkis. Kažko trūksta. Negaliu tiksliai suprast ko, nes tai neįvardinta. Socialinis pasaulis dažnai neįvardina. Nėra terminų, Bondas nesako apie tai nieko. Ir ne? Wuthering Heights neparodo apie tai nieko. Tai yra kažkas visai kito. Ir ko tas trūksta, tai dažniausiai va tokie keisti soft dalykai, minkšti dalykai. Energijos kiekio. Kad atsikeli kaip vaikas. O, atsikeli pilna energijos. Netrūksta energijos, pilna jėgų. Atsikeli ir tau aišku, ką tu nori daryti. Kad nori taip, o ne kitaip. Kad tau faina taip, o ne taip. Tu žinai, kaip dėliot savo dieną, kad tau būtų gera ir prasminga. Aiškumo neretai trūksta. Nepasiekimo kažko konkretaus. O būsenos, man aišku, kaip gyventi. Darnos, gera su vaiku, gera su mama, gera su draugais, gera su gamta, gera su kūnu. Vat darna, ramu, faina. Darnoje būni. Nesukūrei tokį gyvenimą. Kūrybinės būsenos, jeigu jau veiktai aistringai. Nu, arba neveiktų, kam? Skrolini. Ne, jeigu skrolini, koks vidukas. Turėti energijos kūrybiškai dalyvauti gyvenime, nuostabu. Prasmė, kad tu darai veiksmą ir tavyje, žinot, ta virš jėga. Vat aš pati su viešu kalbėjimu dirbu daugybę metų. Spėkit, kas va centre yra geros kalbos? Ne charizma, ne balso valdymas, ne dar kas nors. Va šita vieta prasmė. Jeigu Martinas Liuteris Kingas turi realią, jam karštą, jam aktualią viziją juodaodžiams, jisai gali supainioti žodžius, jis gali ne taip tiksliai kažką pasakyti, bet ta jėga spindi. Tai žmogus, kuris gyvena su prasme, jisai spindi va tuo, vidinė jėga. Ir tai yra dalykas, kurį reikia atrasti savyje. Jis neatsitinka netyčia ir jo nenukopijuosi iš televizoriaus. Tu jį turi savo viduje iškapstyti, kas tau tai. Ir, kaip sakiau, stebuklo. Nu, kaip vaikai, faina, stebuklas turėti gyvenime. Atsikeli ir stebėsi. Labai juokinga, va irgi lėktuve, mane vis dar džiugina, aš tiesiog labai daug skraidau, bet vis dar džiugina debesis ir šešėliai. Ir aš, žodžiu, pasisekė nuostabu gyvenimo dovana, sėdžiu prie lango ir žiūriu, kaip vaikas pro langą ir išlenda saulė, žaidžiu ant kėdės su šešėliais kažką. Prie manęs prieina tas, nu, kaip stiuardesas vyrukas, stiuardas. Jis sako, ką jūs darote? Jis duot stiuardas, kiek matęs tų skraidančių. Ir jisai stebisi, kažkas sėdi ir su šešėliais ant kėdės žaidžia, žiūriu, kaip juda šešėlį į savo, nes nuoširdžiai įdomu. Tai va, tai faina gyventi taip, kad stebina dabartis, net jeigu tai tik apie saulę ir debesis ir šešėlius. Nuostabu. Tai va, ir šis kursas iš tiesų tinka tiem, kurie vat jaučia, kad gyvena ir nerealizuoja pilnai savęs. Nu, vat nepanaudoti talentai vidiniai. Kūnas, nu, jisai nepilnai gyvas tu jauti. Vat gyveni ir negali pasakyti, kaip jautėsi kūnas per visą dieną. Reiškia, reikia sugrąžinti dėmesį kūnui. Reikia skirti dėmesį kūnui, jį pradėti jausti. Arba ten širdis. Jauti, kad, nu, kaip ir faina gyventi, bet nėra širdies degimo. Tos širdies, kurie įstringa apie savo gyvenimą, vat neįsijungia, nėra. Reiškia, tavo širdis nenubūdinta pilnai. Reiškia, tu su ja nelaikai dėmesio joje. Negali per ją girdėti žmonių pasaulio. Ir tai reikia susigrąžinti. Tai nėra normalu. Arba intelektas. Visi žmonės šiuolaikiniai turi nuostabų intelektą, bet jeigu yra šaršalynas minčių ir tas rilsas manyje vis dar sukasi ir tas darbas sukasi ir nėra švaros vidinės, net pats aštriausias intelektas jisai negalės daryti darbo. Ar ne? Tai jeigu jaučiat, kad šitų dalykų kažkurių iš jų bent jau nerealizuojat, tai taip jums kursas tinka, nes mes tai, ką supasakojau, darome. Jeigu pavargot nuo vidinio chaoso, neaišku prasmė, neaišku kur judėti, nežinau ko noriu, pasimetu tarp žmonių, pasimetu dar kažkur kryptise,
tai absoliučiai tinka. Jeigu nori daugiau džiaugsmo ir energijos, 100%, va čia va tikrai, va kaip tik prieš labai ačiū, kad atvažiavo viena moteris, kuri jau 3 kartą ketina, galbūt svarsto, nežinant, bet nori ir dar klausia, ar mes ją įkalbinsim, lankyti 3 kartą kursą svarsto. Ir kodėl labai gražiai įvardinai, gal nori pasidalinti, kaip tu pasakei, sakinuką vieną, tik tai, arba aš... Tu pakartok, aš jau dabar neatsimenu. Jo, labai gražiai įvardina, sako, aš jaučiu, kad daugiau energijos, kai aš būnu su jumis. Daug daugiau energijos. Ir vat, kai tu būni tarp žmonių, kuriem norma taip gyvent, man, Agnijai, asistentams norma taip gyvent, tai tu pagauni tą jausmą, kad taip būti, taip kalbėti, taip bendrauti, taip tiesiog jausti gyvenimą yra normalu. Ir tu persijimi, bent jau kol būni šalia. O jeigu toliau praktikuoji, tai tampa tau irgi norma. Tai va, energijos ir džiaugsmo. Ir jeigu ieškote patyrimo, ryšio, savęs girdėjimo, gelmės būtent. Šiaip patyrimų taip mes galim, visi turim šešėlius, bet ar mes giliai juos patiriam tuos šešėlius? Pas visus yra maistas, pas visus yra su kažkuo bendrauti, bet ar gelmė, kaip pasakojau su sūnum, yra tokia, kur tu, realiai susiduri su žmogum ir ten absoliučiai meilė ir visiška betarpiška tarnystė vienas kitam ir džiugesys. Tai yra gelmės klausimas, ne kiekio. Savęs girdėjimas taip pat atsisuka į save. O Dieve, kaip įdomu. Okay. Na ir nori realaus pokyčio, ne tik įkvėpimo. Todėl yra ilgesnė kelionė, 2,5 mėnesio, ne savaitgalis, ne vakaras, o taip. Na ir kur problema? Dažnai žmonės galvoja, kad trūksta laiko, kad būčiau laimingas. Jau matau iš akių, kad suprantat, kad turbūt tai save apgaulė mažų mažiausiai, ne? Laimė vykti gali tik dabar. Kad ir ką tu suplanavai birželio 6 dienai nuostabaus, arba dabar tu tuo džiaugiesi, arba dabar tu tuo nesidžiaugi. Jeigu ieškai laimės, laiko trūkumas absoliučiai nevalidus parametras. Dabar yra šešėlių. Pagaunat? Visai netame. Per daug darbų. Dieve, yra žmonės, kurie myli darbą. Aš myliu darbą. Aš šitą darbą, kurį su jumis darau, absoliučiai myliu. Aš niekaip negaliu. Jeigu mes kasdien turėtume užsiėmimus, aš nesakyčiau, turiu per daug darbų. Sakyčiau, pagaliau, normaliai galima gyventi. Aišku, aš ir taip turiu kasdien darbų, bet todėl galima. Bet daug darbų reiškia, tu įtampoji strese, netiksliai, neefektyviai kažką darai. Jeigu myli veiklą ir harmoningai su kitom gyvenimo sritim darai, niekada nėra per daug darbų. Nėra ne tas žmogus šalia. Mano sūnus kai kam irgi labai nepatiktų ir erzintų. Mano mama irgi ką nors tikrai erzintų. Bet aš juos myliu dėl to, kad aš myliu. Kelionėje aš taip įdomiai žavėjausi, kiek daug skirtingų žmonių žemėje. Juodų, storų, plonų, baltų, žalių, visokių šiais laikais, visko. Ir aš žiūriu, oro uostuose visur, jie visi turi poras, daug kas turi poras. Ir visi kažkodėl galima visus mylėti, jeigu tu myli. Jeigu jau myli, tai jau myli. Arba galima ne to, kuris šalia, koks jis ten bebūtų, taip ir nepamilt arba nesugebėti įsileisti. Tai žodžiu, ne ta šalia irgi kaip ir ne ta tema. Ne ta tema. Dar kažko neturiu. Gal namo, gal mašinos. Sorry, laimė tik dabar. Tai va, tai problema tikrai ne čia. Jeigu ir yra kur problema, jeigu taip įvardint, nors tai irgi neteisinga formuluotė, bet taip galvoja, bet atsakymas yra gilesnis ir problema yra ne trūkume, ne kad kažko trūksta, o būsenoje, kurioje patiriame akimirką bet kurią. Net trūkumą, tarkim, nežinau, ten dalykų, objektų, lėktuvas vėluoja ar kažkokį trūkumą, tu gali išgyventi kaip dėkingumą, kaip atjautą, kaip palaikymą, kaip pilnatvės jausmą, kaip ramybę, kaip ką tik nori. Jeigu tu esi tam tikroj būsenai. Kokį čia pavyzdį pateikti aiškumui? Va šitą, kurį jau paruošiau. Gerai sugalvojau.
Manifestacija, mėlyjei, manifestacija, ką galiu pasakyti. Tai gatvė. Gedimino prospektas, jeigu tiksliau. Įsivaizduokit, kad, pavyzdžiui, žmogus eina tuo prospektu ir jisai tuo metu, nelaimingas. Vat jį išmetė iš darbo, paliko mergina, sudužo mašina, policija išrašė baudą, sudužusiai mašinai. Žodžiu, viskas blogiausia, dar įmerkė batą į balą ir, viskas blogai, žodžiu. Ir toks žmogus eitų va šitą gatvę. Ar jisai matytų grožį? Nematytų. Ar jis žiūrėtų į žmonės ir, ir tas šypsos ir tas, matyti, jie palankiai mane žiūri, aš mylimas. Ne. Ar jis pastebėtų, kad čia yra kažkur kačiukų kavinė, į kurią galima įeiti ir paniurkyti ir kaip mielai faina? Ne, nepastebėtų iš to irgi, net labai gaila iš to paskutinio ypač. Bet jeigu tas pats žmogus, kažkas jam nutinka, ar ne, ir kitą dieną jis eina tą gatvę ir žiūrėk, jam paskambina, sako, tai vis dėlto darbas, dvigubas atlyginimas, kita dar gražesnė mergina draugaut pakvietė, ten nežinau, nusipirko galų gale gražesnius, geresnius batus, patogesnius, žodžiu, viskas fainiai. Mašiną irgi padovanojo teleloto. Ir jis eina gatve. Fantastika. Ar sutiksit, kad jis gražiau matys gatvę? Ane? Ir žmonės gražiau matys, pastebės džiaugsmo daugiau, eisena bus kita, energijos kūne bus daugiau ir greičiausiai tikrai užeis į kačiukų kavinę. Aš nebejoju, kad užeis. Pagaunat? Tai kas pasikeitė gatvė, tai ta pati. Žmonės, kaip minė, jie nepasikeitė, bet pasikeitė žvilgsnis. Vat akys, kurios mato. Tai va šitas akis, mėlyjeji, mums reikia mokėti savyje keisti. Mums reikia atpažinti, kada tos akis pasidarė apniukę, pilkos ir iškraipo viską, žinot, kaip kreivų veidrodžių karalystėje. Ir visi atrodo keistai, negražus. Ir pats, bet pakeisti akis, kurios atsipalaidavę, kurios žiūri ir mato taip, kaip yra, niekam nesipriešina, gera, paprasta. Okay? Mes to mokysimės. Ir tas pats yra darbe. Jeigu tu darbe esi užsidėjęs kreivų veidrodžių karalystę, tau sunku, tau baisu, tau nesiseka, tu pametęs kryptį. Santykiuose, jeigu tu kreivų veidrodžių karalystėj, tai vis kažką netai padarė, vis ne tą mygtuką paspaudė, tu vis netinkamas, tu vis nemylimas, nepakankamai, viskas blogai. Ir maistas, mėgavimasis, laisvalaikis. Jeigu tu iš kreivų veidrodžių karalystėj, tai tu tiesiog neturi sensorinio jautrumo. Tu valgai, suvalgai dar kartą. Tu žiūri į saulėlydį, dar vienas saulėlydis. Tu kažką darai, tiesiog vyksta procesas. Ir tai yra kreivų veidrodžių karalystė. Mes neturim taip gyventi. Jeigu tu darbe, tai būk įkvėptas, kūrybingas. Tegul tavo intelektas bus skaidrus ir aktyvus. Jeigu tu santykiuose, tai išmok jausti šilumą savo viduje. Kitam žmogui, bet kokiam. Išmok būti būsenoje, kada neerzina realiai niekas. Kad tu ramus, tavo viduje giedra. Emocijos tebūnie gyvos ir gilios. Pasirink savo emocijas. Emocijos gilias, gyvas. Jeigu tu valgai, tai dabar valgyk, realiai, laižyk ledą. Ledas. Paragauk tą ledą. Mėgaukis. Minčių neturėk tuo metu, kai žiūri į šešėlį. Koks skirtumas, ką galvoja stiuardas? Koks skirtumas? Išjungiam šitą, nereikia, tu žaidi tuo metu. Ilsiesi, protas ilsisi, mėgaujasi, kūnas atsipalaidavęs ir jautrus. Kiek daug dėka šito išsiima vidinių konfliktų. Žiūrėkit, kas yra vidinis konfliktas, mini demonstracija, Zoom'e irgi darykite tą patį. Iš lėto labai labai lėtai pradėkit lenkti pirštus, tarsi sulenkinėjom, bet labai lėtai sulenkinėjom. Ir dabar pradėkit galvoti, kad neteisinga, negalima sulenkinėti pirštų. Tai yra didžiulė klaida sulenkinėti pirštus. Kas sulenkinėja pirštus, tiesiog į save atsukęs kažkoks žaltys žmogus, kuris tik savo visko nori, tai yra negalima. Ir pradėkit norėti atlenkti, bet sulenkinėkit toliau. Va tu jauti, kad norėtum atlenkti, va reikėtų atlenkti, teisinga būtų atlenkti, va atlenkimas būtų geriausias veiksmas. Va čia ir yra vidinis konfliktas. O dabar atlenkit. Išimėm vidinį konfliktą. Okay? Psichinė būsena, psichologinė tiksliau būsena, kada tu nori santykių, bet jauti, kad reikia būti teisiu. Noriu ryšio, bet reikia pasakyti, kaip yra, taigi nemato, kad va taip ir taip. Čia psichologinis konfliktas. Okay? Tu nori žaisti su šešėliais, mėgauti savo kūnu, bet taigi negražu, tai ką pagalvos, kažkaip netinkama ir nemoku beje. Vėl psichologinis konfliktas. Va tiek psichologinių konfliktų. Gal kažkas iš jūsų būsit pasiruošę, kad metas juos išimtų.
Ir būsena mums reikalinga tam, skaidri, vientisa, graži, va tokia kaip tos mergaitės. Vyrams irgi, nu, nebūtinai tik tokie yra ir kitokių beje, bet šita faina ir vyram. A ne, jūs taip. Jo, tai kasgi tai yra būsena, iš ko jis susideda? Tai yra, kai va, tavo intelektualinė dalis, skaidri, aktyvi, emocinė dalis, gyva gili, kūnas atsipalaidavęs ir jautrus. Iš visų šitų elementų, iš jų konsteliacijos ir susideda bendra tavo savijauta. Mintis kairios, emocijos gyvos, kūnas perteklių energijos. Jeigu tu gali valdyti šitos 3 elementus, bet įsivaizduokit, žmogus, tarkim, gali paimti ir išimti šitą spazmą, šitą įtampą iš savo kūno. Įsivaizduojat, kiek energijos jis sutaupys? Nes mes visada pasitempę ar dar kažkokie tenai ir tame visada yra energijos švaistimas, tu visada persitempęs, spazme, tu norėtum atsipalduoti, bet įsitempęs, norėtum, ranka šitą sulenkta. Iš emocijų, vėl tu norėtum meilės, bet mintis, kad turi būti teisus, trukdo ir taip toliau. Žodžiu, kai šitos 3 dalis skaidrios ir nuo tavęs priklauso, tu gali būti skaidrioje būsenoje. Ir grožis kame? Kad visos 3 dalis, kai kartu skaidrios, vat vienu metu, čia švaru atvira ir gyva kūne. Va tada yra stebuklas. Bet kas, ką tu bedarytum. Ir dėka to, tai jautiesi gyvas, kuriantis, mylintis, nes tai yra va šitų 3 dalių talentai, potencialas žmogiškas. Žmogiškas potencialas. Ką mes turime meni žmogiškas potencialas po tuo sakiniu? Ne tai, kad tu kaip Džeimsas Bondas ten skraidysi nuo kalnų lengvai, bet kad šitos 3 dalys bus tavyje gyvos. Mes apie tai. Ir tuomet savęs pažinimas proto, už ribų proto, už to spazmo pradeda busti, kas yra, nuostabu. Ir problema yra iš tikrųjų čia, vat kai to neturi, tai niekas tavęs neužpildys. Jeigu protas užsivėlęs, turėk kokį nori darbą, neužsipildysi. Jeigu čia uždaryta, turėk kokius nori santykius, patį gražiausią, seksualiausią žmogų, geriausią, mieliausią šalia, neužpildys, nes čia suvelta. Jeigu tavo kūnas nejautrus, valgyk patį geriausią desertą egzistencijoje, jis tavęs nepatenkins. Čia yra uždavinys, o ne išorę tvarkyti. Tai va, ir kodėl mes kaip komanda galime kalbėti apie tokius dalykus, nes jie gilūs dalykai. Jie nėra dalykai, kurie iš vadovėlio perskaitė ir pasakosim ir jums bus nuo to geriau. Jie yra, deep. Šitam, kaip Rimvydas minėjo, kursas, įskaitant praktikų, kurias darysit rinkinį, jos yra 4 bazinės praktikos, labai specifinės konkretiem tikslam pritaikytos praktikos. Jos yra vedamos nusekliai 30 metų. Tai nėra, kad mes netyčia pabandėm ką tik kažkur užsienį ir atvežėm čia jų metodiką. 30 metų mes ją praktikuojam ir taikom. Sertifikuoti virš 12 metų patirtį turintis mokytojai. Aš esu jauniausia iš mūsų. Aš 12 metų praktikuoju ir mokau šitų praktikų. Jauniausias čia dalyvis, įsivaizduojat? Tai yra mokymų kontekste Lietuvos mastu neįtikėtina kvalifikacija. Mes visi užsienio mokymus baigė, po keletą metų metodiką mokėsi, po to daugybę metų praktikavę, vedė papildomus sustiprintas grupės metais trunkančias ir taip toliau. Tasme, kiekvienas iš mūsų savo srities nuostabus specialistai. Tiesiog tokia komanda ir mes tiesiog taip norim dirbti. 1000 mokinių jau yra baigę ir 3/3 ir daugiau ateina pagal rekomendacijas į kursą. Tai kalba už save. Ir metodika pati yra tarptautinė, jinai dėstoma ir užsienyje, ir čia, bet jau vien Lietuvoje tiek metų. Tai labai gražus keli atsiliepimai. Jis sakė, čia yra realios vienos mokinės pasidalinimas, kad lyg ir žinau, kaip reikia gyventi, bet esu nelaiminga. Neminėsiu vardo, merginos, jinai baigė rudenį šį. Ir sako, po kelių savaičių kurso jau viskas pradėjo keistis. Čia tos pačios moters tekstas. Ir po baigimo kurso, sako taip, išsiplėtė pasaulio matymas. Jau tai yra stebuklas. Susidėliojo logika, ko siekiam socialiniam gyvenime, ko asmeninėme, tapau ramesnė, mažiau vertinu ir reaguoju. Tai yra gražu, tai yra nuostabu. Vyrukas irgi pasidalino
Pasikeitė savęs artimųjų santykių veiklų galimybių pasaulio matymas. Vėl matymą mini, kad pasikeitė. Padaugėjo energijos, pasitikėjimo savimi. Užsikrečiau norų toliau mokytis ir tobulėti. Rekomenduoju absoliučiai visiems, labiausiai žmonėms, kurie jaučia nepasitenkinimą gyvenimu ir kurie jau supratę, kad įprasti metodai neveikia. Okay? Tai tokių pasidalimų mes turim galybę. Aš video norėčiau parodyti, bet dabar galvoju, pas tave linkučio nebus, ar ne? Tai aš vėliau tada atnešiu, parodysiu dar video, atsiliepimus kelis. Yra nuostabu, kad tai veikia. Mane pačią džiugina ir stebina visada, kad tai realiai veikia. Taigi gyvenimo kokybė lemia tai, kokioje būsenoje gyvename, o ne ko mums trūksta. Ir po kurso, mėlieji, kas nutinka? Pirmiausia, tai daugiau vidinės ramybės. Protas nurimsta. Išmokstat savireguliuoti. Energijos dienoje daugiau. Tai yra faktas. Net jeigu jūs 3 vakarus skiriat užsiėmimams, jūs nuveikia daugiau ir laiko turi daugiau, nes energijos kiekis didesnis. Aiškesni sprendimai. Tu geriau žinai, ką tau daryti, ko tau nedaryti. Fokusuotas dėmesys. Gilesni santykiai. Jūs išmoksit empatijos ir rezonanso, gilių išgyvenimų meno. Visi santykiai pagilėja. Daugiau gyvenimo skonio, absoliučiai neišvengiamybė, atleiskite, atsiprašom iš anksto. Ir geresnis girdėjimas savęs. Bet čia yra neišvengiama, kas įvyksta po kursų. Tai va, tai aš dar pas jūs grįšiu, dabar nueisiu atskirai su Zoomu pabendrauti. Agnė jums duos paragauti kažkokių skanių dalykų. Patyriminių. Aš suprantu, kad aš šiaip pati jau turim garantiją tada vesti čia tos kursus, pabaigę kursą. Jeigu norėsit. Jo. Bet pačiai niekada, ta prasme, tu nebegyvenai ir tada tam. Jo. Papasakok, paaiškinsiu, labai nuostabu, labai nuostabu. Jo. Šiaip atrodo ir namulis, ir šiaip žmogus. Taip, absoliučiai. Taip ir yra. Taip. Jo, labai faina. Nuostabus klausimas. Žinoma, yra svyravimai, bet jie neliečia laimės. Kodėl? Pavyzdžiui, tarkim, kokį čia dabar neseniai vykusi. Gerai, vienas lėktuvas vėlavo. Pas mane vėlavo vienas lėktuvas iš kelių. Ir galėjau aš tą pavėluoti tarsi į kitus. Bet aš stebiu, kaip žmonės reaguoja. Jie stresėja, jie įsitempia, jie bėgioja, laksto, ten kažkas rėkia vieni ant kitų. Aš sėdžiu rami, aš medituoju. Man nuostabu. Blogiausia, kas gali nutikti, aš ten kažkokioj šaly liksiu dar dienelę. Aš medituoju, aš žiūriu, ką aš galiu su tuo paveikti, man ramu absoliučiai visiškai. Tas pats, jeigu koks nors žmogus, tarkim, mano mama, jinai pamatė tam tikrą dalyką internete, kuris absoliučiai su manim nesusijęs, bet kažkodėl jai pasirodė susijęs, ir jinai ant manęs labai supyko, 3 dienas nekalbėjo. Siaubas. Šiaip pas mus nuostabus santykiai, bet toks įvykis buvo, čia ne taip seniai. Ir aš suprantat, jinai ant manęs kažkokį žodį sako, kažkokį kaltinimą mesteli. Aš sakau, mama, o ką aš konkrečiai padariau? Suprantate, aš nepametu savęs. Jos emocijos manęs neužkrečia. Aš nesu pasiekmė jos emocinėje į mane nukreiptoje kovoje. Ir aš sakau, ką aš konkrečiai, jinai neturi ką atsakyti, dar nervuojasi. Aš sakau, žinai, mama, aš absoliučiai nenoriu su tavim kovoti, bet nei lašelio. Sakau, man meilė svarbu. Sakau, ar mes galime iš to taško link meilės judėti ar ne, kurį tu jauti? Kas tai būtų? Pagauni? Mano viduje išlieka centras. Nuo nieko nepriklausomas. Ne, oi ne, net nėra kalbos. Absoliučiai nėra kalbos. Net nėra kalbos. Visme, jeigu aš prisimenu save prieš 12 metų, tai aš tikrai, gaila, bet tai buvo. Ir su vaiku turėjau santykius, kur pikta mama būna. Ir su draugais turėjau santykius, kur 0 jų girdėjimo. Bet 0. Tiesiog to ateini, vyksta veiksmas kaip veiksmas. Aš visą tai žinau, visą tą pasaulį. Visi ten, aš nežinau, ką aš tada ten plepa, bet plepa, kad išsakyt. Tavo teisumas tau svarbesnis už kažką ten dar, tavo pasiekimai svarbesni už kūną. Ant tiek nesąmoningumo daug visur. Tai absoliučiai žinau visus šitus niuansus. Tai va, tai bangavimai yra, bet jie absoliučiai ką kitą reiškia, nes tu kitaip juose sudalyvauji. Tai va. Reiktų labai daug, kad išmuštų. Arba labai taikliai.
Nes va šitas va dalykas, jisai kaip vyksta, tas vidinė laisvė arba stiprybė, vidinė jėga, ramybė. Į kiekvieną situaciją tu turi įeiti ir iš naujo pasirinkti savo prasmę ir savo tiesą kiekvienoje situacijoje, kurioje turi įprotį kažkaip reaguoti. Tai tas kaupėsi. Mes kurse, kad duodam įrankius, kurie leidžia visada sustot, visada girdėti save, visada girdėti kitą toje situacijoje, ar ne? Bet patį sprendimą, aš čia rinksiuosi tai ir tai, reikia padaryti pačiam. Beje, trumpas pavyzdys mano sūnus, šiaip tai ilgas, va tokio ilgio. Bet vakar, būtent vakar, aš grįžau po kelionės ir jisai, ko noriu pasidalinti, sakau, nu, važiuok. Sako, žinai, kai ką supratau, sako, nėra nei vieno žmogaus, kurio aš nekęsčiau. Sakau, nu, gerai, įdomu, tęskite, ką turite omeny. Sako, aš supratau, kad pyktis neišvengiama, bet susinervinai ir supykai. Bet ar tu nekęsi, tai priklauso nuo tavo sprendimo. Ar tu suksi mintis apie tą žmogų ar ne, ar laikysi toliau skriaudą, kurią tau padarė ar ne. Įsivaizduojat? Tai yra išmintis, jam 16 metų. Bet jisai augo ant va šitų dalykų. Tiesiog jisai tą matė ir ant manęs, ir ant savęs, pokalbių. Taip galima gyventi. Aš jūs kviečiu taip išmokti gyventi. Tai yra normalu. Mes norim, kad daug žmonių taip mokėtų gyventi. Tai va, tai fainas klausimas, taip. Gerai? Tai labai faina praktika, man kuo jinai faina, ką jūs padarėt, kad joje begalinė gelmė. Mes galime klausyti vat, šiek tiek smagiai, arba mes galim pradėti klausyti labai giliai žmogų. Ir, pavyzdžiui, 20 metų su tuo pačiu žmogumi ir toliau klausai kiekvieną dieną. Va čia yra raktas. Aš, pavyzdžiui, su sūnum visada praktikuoju ir su visais žmonėms, su kuriais būnu, tiesiog praktikuoju nuolat. Kad ir 10 metų bendrauji, vis tiek kaip pirmą kartą klausai. Tai va, tai detalės apie kursą, viską suvedam į zipuką. Bet prieš tai, kadangi man pavyko pasijungti savo kompiuterį, tai aš jums vis dėlto atsiliepimų parodysiu, nes labai norėjau. Čia yra iš rudens kurso, nieko neatrinkta specialiai. Tiesiog nufilmuoti žmonės per paskutinį užsiėmimą. Niekas nieko neprašė, ką tiksliai sakyti. Tiesiog sako, vat, kaip jaučiatės, pasidalinkit. Ir nerinkom iš čia 16 metų. Čia grinai praeitą grupę. Vat prieš jūs buvusi grupė. Tai truputėlį paklausom. Aš vadinu, gal kaip net atkovoti tą žemę, gal kaip sako Niderlandai, iš jūros atsikovoja žemės, tai man kažkaip yra tas, teko mes čia darėm tomis praktikomis, atrodo atsikovoti tiesiog daugiau dabarties, išeiti iš to tokio automatizmo, iš gyvenimo kovoti. Mano gyvenimas tai turbūt iki tų kursų ir po kursų, tai atsirado be galo daug spalvų ir prasmės. Ir nesinori atgal, nes aš gyvenu labai dideliam disbalanse, visos praktikos man davė tokį labai didelį pastebėjimą savęs ir ta savistaba, kurią tu turi, jinai iš esmės padeda tau nebedaryti autopiloto tų dalykų, kuriuos tu tiesiog darydavai absoliučiai rutiniškai, tą patį per tą patį, tos pačios mintis, tie patys veiksmai, tie patys rezultatai. Išreklamuoti aš nežinau, ar čia reikia, čia tikrai kaip žmogus gal pats norėti, bet pavyzdžiui, mano keli pažįstami, žmonės, kurie bendrauja, gal kažkaip pastebėjo, kad kažkaip pasikeičiau, tai jie ateis į šitą kursą. Dar porą parodyt, nes čia kiek tolu, čia realų žmonės, čia tokie kaip jūs atėjo ir jie Jie net geriau negu mes papasakojo. Jie geriau negu mes papasakojo. Dar galvoju, didelė dovana buvo su Donatu čia eiti. Ir nežinau, kas yra barų kursas, bet čia irgi yra barų kursas ir ačiū jums labai už tai. Bet kas labiausiai atvijo, tai tas, kad aš atsikeliu ryte kartais ir jaučiu, kad kažko trūksta. Nepakankamai laiminga. Bet nepakankamai laiminga reiškia, kažkaip baimės kažkokios skyla, nesaugumai jausmas. Tai dabar, kai aš jau kontroliuoju, turiu įrankius, žinau, kaip įsijungti tam tikras, sakant, pavaras, būsenas ir galiu viską susireguliuoti. Man patiko žmonės, aktoriai, vaikus, būti kartu, mūsų pasakymuose. Visi tikrai tokia darė, kažkokį tokį foną tavo, mūsų ekranų, tai gal tai trūk, prieš tai neprisus, kas yra ekranų. Daug visko yra ir atrodo kažkaip vis tiek kažkur aš nesujungiu, bet kažkur mane susijungia ir aš tam atkričiam tokiam tose būsenose būdavau. Ir, pavyzdžiui, sausumas irgi išmuždavo po kiek laiko. Dabar kažkaip su tuo aš esu patarimu, man turbūt pirmą kartą gyvenime kažkaip ta teorija kažkaip kūną nusileido. Tie įrankiai man kažkaip jie atrodo kaip susiuvo mano patirtį.
prisiminti kažkokią, kuri buvo, bet jinai nebuvo kažkaip taip susieta. Na va. Tai gražu, faina, smagu išgirsti žmonės. Tai dabar jau kurso detalės viskas. Tai kas tai per kelionę? Pirmiausia, tai ne dar vienas seminaras. Mes jokių būdų niekada nevadintume čia jokių vienų seminarų ar seminarų rinkinių. O tai yra labai nuosekli metodika. Tai reiškia gilės patirtis. Kursas sudėliotas taip, kad ne atskiros temos, ne atskiros praktikos, o visada gilėjantis patyrimas 2,5 mėnesio trukmės. Okay? Tai tai yra svarbu. Tada, ko tikėtis, tai kad tikrai keisis psichologijos žinios. Tikrai. Mes labai daug kalbėsim apie mąstymą, kuris leidžia būti laimingu. Kad būtų aiškumas, kryptingumas, prasmė. Praktikos leis pirmiausia rimdyti proto chaosą. Čia numeris 1, ką darys praktikos jums, rimdys mintis ir protą. Pradėsite geriau girdėti save ir nustosit praradinėti šitą konfliktinę energiją. Tiesiog mažinsim šito dalyko kiekį. Girdėsit savo giluminius realius norus, ne socialinius, kurie primesti, o savo pradėsit girdėti, kurie daro būtent tave laimingu. Ir pamatysit, kad tie norai ir yra būsenos, kurių jūs norit, bet jums reikia tą atrasti. Kursi atrasit. Išmoksit valdyti savo energiją, energijos kiekį didinsit, daugiau turėsit energijos, identifikuosit būsenas, rinksitės, kuriuose gyventi. Tai tas tikrai keisis. Jeigu sureziumuoti pokytį, keisis mąstymas, keisis emocinis fonas, kūno jautrumas. Savaime suprantama, dėka to ir gyvenimas. Pamatiniai įgūdžiai tai yra empatija. Mes kalbėjom, kad reikia ryšį mokėti kurti, ryšio gelmę, dėmesio koncentracija, valdyti dėmesį, kad jisai nešokinėtų, o būtų kryptingas. Priešingą dalyką mokėti kartu, tuo pat metu daryti. Tai išfokusuoti dėmesį, kad jaustum visą kūną, emocijas, sąmoniai vykstančius procesus, dar kitus žmonės. Žodžiu, mes stebuklai nešinėsim, kad daug visko jausti ir girdėti. Ir energijos savireguliacija, energetinė savireguliacija. Kaip minėjau, didinam energijos kiekį, mažinam. Fizinę energiją užsileidžiam arba labai aštrią intelektualinę, o kartais širdies. Žodžiu, savireguliuoti mokysitės. Ir vidinė centruotė jėga. Atskira praktika lavins vien tik šitą dalyką. Tu centruotas, tu girdi save, tu ramybėje, be chaoso, judi ten, kur nori judėti. Gali kilti tokios mintis, aš jas žinau. Todėl galit negaišti laiko. Neturiu tiek laiko, tai aš tik primenu, kad jei reikia įkvėpimo, taip užtenka vieno vakaro, gongų maudynės puiku, bet jeigu reikia pokyčio, tai nepadės, reikia realiai eiti kelionę. Reikia proceso, reikia vis gilėjančio proceso, kitaip tariant, metodikos. Tai, toks jau dalykas, tam reikia laiko, atsiprašome, mes už tai. Nežinau, ar tai man, ar ne tokia mintis. Primenu, kad yra 100% pinigų grąžinimo garantija per 3 pirmus užsiėmimus. Nežinot, ar jum, pabandykit. Jeigu po 3 užsiėmimų sakysit, ne man, nieko neklausim, sakysit, ačiū, sakysim, kad buvot, kad pabandėt, labai nuostabu susipažinti, viso gero, grąžinsim pinigus. Tiek daug iš ko rinktis yra šiame gyvenime. Taip, tikrai, įskaitant ir Wuthering Heights dabar rodo, aš irgi tuo eisiu jį. Tiesiog primenu, kad šį kursą specifiškai, kodėl man jisai, pavyzdžiui, vertingas ir kodėl aš jį gerbiu šitą kursą, todėl, kad specialistai, kurie veda, yra absoliučiai visiškai fenomenalūs specialistai. Nei vieno nėra, kuris išgirdo kažkur teorinius dalykus ir atėjo papasakoti. Visi visiškai praktikai ir dešimtmečiais mažiausiai besimokantys praktikai. Daugybė žmonių baigia ir visada ateina daugybė pagal rekomendacijas. Reiškia, tai veikia. Man čia toks parametras ir kriterijus. Tai veikia. 2,5 mėnesio trukmės, 30 užsiėmimų, 3 karteliai per savaitėlę. Tik pirmadienis, tik antradienis ir tik ketvirtadienis. Štai ir viskas. Po 2,5 maždaug arba 2,5 valandos, kartais 2, kartais 2,5, lankščiai. 70% kurso praktika, žaidimai, judėjimai, meditacijos, koncentracijos pratimai, dekoncentruoto dėmesio, mąstymo pratimai, užduotis, namų darbai ir taip toliau. Galima lankyti gyvai, turėsim salę, Menas būti, Krybių gatvėje. Galima nuotoliu prisijungti irgi gyvai.
Ir visi įrašai bus susitikimų. Tai galėsite atsidaryti mūsų portalą, labai patogus, prisijungėte su savo slaptažodžiu ir ten visus užsiėmimus matysit. Visi namų darbai bus įkelti, visi laikai, viskas vienoje vietoje patogiai pasiekiama. Mes su Agne viso kurso eigoje turim tokį keistą, netipinį pasiūlymą konsultacijas, nemokamas. Jeigu kažkas norit ką nors paklausti, asmeninių klausimų, nesuprantat, kaip ką nors pritaikyti, kaip naudoti, tai ateinat ir sakot, Marija, sėsk. Sakyk, kaip yra. Ir turim Facebook palaikymo grupę, kur bendraujam, namų darbais dalinamės, feedbackų ir panašiai. Kaina. Įprasta 9,20, susitikimo šito pristatymo metu 7,50. Jeigu ateina žmogus dviese su kitu žmogumi, sako, mes pora, arba tai mano mama, arba tai mano draugė, kaina kiekvienam dar mažesnė. Jeigu turite Soul Action mokinių rekomendaciją, kažkas sakė, šitas geras, jam reikia, tai tada kaina dar mažesnė. Na ir jeigu studentas senioras, tai kaina iš vis yra labai, labai super prieinama. Negana to, ir taip jau nėra didelės kainos šiaip jau, bet negana viso to, dar yra daug dovanų. Pirma dovanėlė Rimvydo Žydžiūno knyga Gyvenimo kūrėjas elektroninė. Toje knygoje yra aprašyta visa metodika, su kuria mes dirbam detaliai išsamiai AZ. Stora knyga, tai jūs ją gausit. Audio knyga Amžinas medaus mėnesis. Gal kažkas girdėjot, nuostabi knyga poroms. Apie santykių gelmę, santykių išmintį, nuostabi knyga. Audio formatu gausite. Rimvydo paskaitos LT, kas nors girdėjo tokį? Kažkas girdėjot? Aha, jo. Tai ten virš 45 dabar paskaitų yra, ne? 45 su virš paskaitos portale nemokamai jums bus prieinamos viso kurso metu. Ten yra paskaitos Rimvydo apie santykius, apie veiklą, apie vidinį gyvenimą, esybinį gyvenimą, žodžiu, turėsite prieigą čia. Ir dar socionikos kursą, 8 paskaitos po 2,5 valandos apie žmonių tipavimą ir santykius tarp jų ir taip toliau. Genialus, nuostabus kursas. Ir galiausiai dar viena dovana. Viso kurso eigoje, kiek Rimvydas ir Andrė ves viešų seminarų, jūs gausite nemokamai bilietus. Kažkalbinantis pasiūlymas. Tarsi čia, vien tai yra labai vertinga. Vien čia yra toks paketas, kuris fantastinis. Bet dar 30 plus užsiėmimų ir 4 specialistai ir visa kita, žodžiu. Aš sakyčiau, visai labai gerai. Išderėjo Marija šį kartą gausą. Gausą. O Agnė šokių nebus? Bus šokiai. Ai, beje, šokiai jo bus. Nuolaidų duosime į šokius. Mes būna, kad pakviečiame. Nu, žodžiu, gal bus, neaišku. Ekstatiniai šokiai pasaknė, galbūt nuolaidos bent jau. Kovo 14, taip kad jeigu lankysit, tai... Nu, žodžiu, nesidera, jie šiaip ar taip dar kol kas nesidera. Tai pradžioje, kad užsitikrinti savo vietą, reikalingas tik tai 150 mokėjimas įvadinis mokestis. Galite sumokėti, tuoj parodysiu QR kodą, nuskanuojat ir pervedat ir easy, arba pas Agnę. Vat Agnė čia, mūsų mylima Agnė, mūsų organizatorius, koordinatorius. Nuostabi. Tai pas šitą Agnę galima tiesiog jai grinais paduoti sumą. Kas dar čia įdomaus? Pats gyvenimas įdomus. Startas kovo 2. Pirmadienį. Monday. Very soon, very soon. 19 val. Menas būti Krivių gatvė 5. O tortą galima? Galima. Galima. Tortą tilps, tortas labai priimam. Tortas. Mes statom arbatą. Super, tortas visada gerai idėja. Tai va, tai čia susitinkam su tortu, nemokamai įeina į kursą. Pasirodo. Jo. Jo, jau nuo kitos startuojam. Visą laiką toks pat grafikas, niekada nekinta. Per Velykas nedarysim, aišku, kas be ko. Bet... Tortas bus. Namie tortas per Velykas. Ir susitikimai visi toj studijoje, išskyrus porą kartų, bet parašysim tie, kurie jau lankysit. Jo, ir kurie užsirezervuosit vietą šiandien, tai tikrai vis tiek, bet kuriuo atveju laiškus gausit prieš užsiėmimą, po užsiėmimo. Nu, žodžiu, komunikacija bus non-stop visada. Turim nuostabią asistentų komandą, kurie savanoriškai nuostabiai padeda ir dirba su jumis dėl to, kad patys nori dalyvauti čia.
Tai, žodžiu, visa infrastruktūra jūs apkabins ir judins. Tai va, QR kodas prašome. Galima nusiskanuoti, atsidarys nuorodėlę, tai arba šiandien padaryti pavedimą iš karto, arba galima, kaip sakiau, pas Agnę atbėgti. Mokėjimas likusi dalis dalimis, nereikia iš karto, jeigu nenorit, arba galima, būna žmonių, praeitą kursą irgi vienas atėjo, iš karto sumokėjo, tą pačią dieną išėjo ir visą kursą atlankė nuosekliai, nuostabiai, va, pažįsta Trinardas. Ir, kaip sakiau, primenu, pinigų grąžinimo garantija yra toks nuostabus dalykas. Jeigu norite tiesiog rezervuoti kainą kol kas, iki pirmadienio, jums reikia tik užpildyti šitą formą. Užpildysi šitą formą, jums liks iki pirmadienio galioti 750 kainą. Man atrodo, tas formas galima net ir fizinės padalinti, jeigu kažkam patogiau. Galima fizinę jo padalinti formą, jeigu norėsit. Tai galite užpildyti. Jeigu iš ankstinė kaina seniau, tada taip, tada ta kaina ir lieka, kokia jūs pirkote bilietą. Taip, va, o užsirezervuoti dabartinę kainą čia, jinai galioja 3 dienas. Na ir skambinkite mums, klauskite, kalbinkite, tortų paveiksliukus siūskite, su Velykom sveikinkite, kai jau bus Velykos. Va šito numeriu, Agnį. Na va, tai gal dar yra kažkokių klausimų. Klausimų gal, Jonas. Gal dar yra klausimų, mes galim su Agne kažką atsakyti. Kokio dydžio grupės būna? Gyvai paprastai dalyvauja kokių 15-25 tame tarpe, gyvai salėje, ir dar įvairiai būna online, labai įvairiai. Esam turėję ir labai didelių, ir mažesnių grupių online, įvairiai. Taip, bet gyvai jau mes turime daug labai rezervacijų, man atrodo, jau yra sumokėję žmonės pinigus, ir ten telpa maksimum 25 žmonės iš viso, ne? Su asistentais maksimum 25. Tai va, ta grupė gyvų dalyvių yra ribota. Online, tai žinoma, kiek nori, tiek gali dalyvauti. Bet jeigu jūs esate iš Vilniaus, mes arba iš Kauno, arba iš netoli Vilniaus, mes labiausiai kviečiam dalyvauti gyvai, nes tai vis tiek truputėlį kitas jausmas ir kitas... Aišku, jeigu nėra galimybių arba tą dieną ten, žinot, kaip būna, vaikas susirgo, negali ateiti, ten, žodžiu, visokie reikalai, visada galite pasijungti Zoom'e, bet kiek įmanoma dalyvauti gyvai, tikrai labai rekomenduojam. Jeigu yra galimybė atvažiuoti, tai tikrai. Visada iš Kauno bent jau važinėdavo grupės, tiesiog susiburdavo kartu žmonės, bendra mašina važiuodavo. Ir dabar turėsim iš Alytaus kelias moteris, kurios ketina važinėti, tai irgi, nu, va taip va. Tai faina yra gyvai. Tai va. Užsienimai vakare vyksta? Tik vakare, jo. Per kiek laiko įrašą įkeliat? Per 48 valandas. Ačiū. Čia yra Agnė, kuri viską žino, visą tikslius dalykus, struktūras. Jo. Bet manau, kad dažniausiai greičiau netgi atsiranda. Dažniausiai atsiranda kitą dieną, bet, kaip sakyti, be spaudimo. Pasiliekam savo. Įsipareigojam per 48. Ok, nu va. Tai čia pas mane tokia situacija gaunasi, kad aš pirmadienis tikriausiai negalėsiu dalyvauti, jeigu įrašą žiūrėsiu ir jį matysiu tik tai antradienio sesijos. Ne, tai greičiausiai matysiu jau kitą rytą atsikėlęs, jau rasi įrašą, bet jeigu kažkas man ir ką, bet šiaip dažniausiai kitą rytą. Į darbą pradėsit bėgiot, kad galėtumėt klausyti tuo metu. Užtenka klausyti? Ne viską, tikrai toli gražu, ne viską. Yra didelė kurso dalis, kur bus labai daug praktikų, kurių klausimas nieko jums nepadės, jūs neišmoksite. Jūs tiesiog turėsite daryti praktikas, tas keisti vidinės būsenas teisingai. Jo, tai. Jo. Tada jau reikės darbė į kabinetą užtraukti užuolaidas ir meilės būseną. Arba neužtraukti užuolaidų. Tada su visais dalintis šviesa. Ir iš tiesų, kadangi anksčiau neturėdavom mes tokių galimybių, nei įrašų nebūdavo, nei Zoom'o nebūdavo, tai jeigu jūs praleidot vieną užsiėmimą, tarkim, pirmadienį negalite ateiti, bet iki antradienio užsiėmimo nespėjot pažiūrėti prieš tai buvusio, jūs ateikite į užsiėmimą, tiesiog, jeigu čia nėra tragedijos, ne? Taip. Jo, nes būdavo anksčiau, kad tiesiog, tu negali ir nėra nei įrašų, nei nieko, tiesiog ateini toliau. Tai lygiai tas pats galioja, pažiūrėsit po to trečiadienį ar ketvirtadienį, kada galėsit. Jo.
Tai va, bet lankyti norim, kad lankytumėt 100%. Taip, absoliučiai. Taip, Ir jūs patys to norėsit. taip, nes turim piragų. Vidinių pyragų pilna. Teisingai. Studija labai smagi, galbūt kažkas esat buvę, menas būti patogi, komfortiška, be Net gongų yra. Gongas. Nėra gongų. Yra pilna gongų. Gerai. Ne čia bus. Ne čia. O aš būčiau atvažiavęs ir patys. Va, ne. Studija yra Užupyje, Kryvių gatvėje. Studija menas būti, ganėtinai žinoma studija, sena, nuo seno. Jinai šiaip yra įkūrėjai tie, kurie Laumžirgių žemę turi, čia jų pirmoji studija buvo. Tikrai gongų studija iš tiesų visą laiką buvo. Va, tai ir tenai mes turime galimybę turėti užsiėmimus, kada mes galim nusiauti botus, turim galimybę arbatos pasidaryti, tokį labai jaukų turėti savo buvimą. Tai privatų jaukų. Kai priprantam tenai ir būdavo, kad reikia kai kurį užsiėmimą padaryti artyje, tai visa grupė ateidavo ir sakydavo, ojei, kaip čia artyje, ne kažkaip, einam ten atgal. Labai. Tas parkingas, jo. Parkingo labai smėlis. Yra pora, galėsim ten parodyti nemokamų vietų jo. Tai va, gal dar koks klausimas? Dėl kursų struktūros, ar viskas aišku? Dėl vakarų, dėl užsiėmimo laikų? Tai ačiū visiems. Labai fainai. Tai užpildykite anketas, ne? Tada jo, labai būtų anketas fainai. tiesiog. Gal du padukų? Vardukus. Užpildykit, nepatingėkit. Nes čia neįpareigoja, užpildymas neįpareigoja, bet... Taip. Tie, kurie esat rezervavę vietą, galit nepildyti anketos, nes jūs jau sumokėję avansą, tai jums nereikia, tikrai kas be ko. Ačiū labai, kad atėjot, kad skiriat laiko, kad paklausėt ir labai gražaus jums vakaro ir lauksim pirmadienį tada. Ačiū visiems. Jeigu yra klausimų kažkokių asmeniškesnių, norit kažką asmeniškai situaciją aptarti, paklausti, tai mes su Marija esam čia, taip pat pas Agnę galima klausti tų tokių tikslesnių klausimų. Taip. Taip, ir iki. Tada.